varžovai, manau, vieni kitų verti, viskas lėmėsi paskutinę ataką, nesugebėjom išbraukti pralaimėjimą. Varžovai tik padarė 4 klaidas, mes 16 kiek laimėti. Buvo įdomios žiūrovom varžybos ir daugiau kartų. Kiekis krito ir netaiklus baudų metimai, šiandien apie 50%. Nedaugiau tikrai. Mes savų tų metimų esam 30 minutų komandai ir nepataikėm gal, bet taip varžovas leidžia taip. Vakar varžybos ilgos buvo, planiškai žaidėm, kelionė, viską, bet čia pats laisvės neįkavo, irgi toli keliavo, tas varžybos turėjo. Čia kiekvienas sportininko charakteris pasirodo, reikia svarbu momentą pataikyti. Ką galima išvelgti teigiamo iš šių varžybų? Vienose varžybose stengiamės, teigiamo, nuleis rankų, dirbti toliau ir tikrai turėjom šansas, parodėm, kad galim su stipriausių komandom žaisti, trūksta kartais patirties svarbių momentų, tam ir čia žaidžiam, kad įgautume tos patirties. Įspūdžiai, nors šita statistika efektyvumas rodo, kad mes ten komandos naudingumo koeficientas didelis, bet aš manau, kad mes žaidėm pakankamai prastai, bet sėkmė buvo, pabaigoje buvo mūsų pusė. Susitinga pasiruošti yra 2 rungtynėm iš eilės, bet varžovai irgi tas pats. Galbūt jie jaunesni ir išsaugojo daugiau jėgų. Mes labai blogai pradėjome pirmą kėlinį pradžią, labai atidavėm iniciatyvą ir teko ilgai vytis. Ir tokios rungtynės buvo permainingos nuo 3 kėlinio iki pat rungtynių pabaigos. Jie stipriai sužaidė, galingai sužaidė pirmą kėlinį, mes 2 kėlinuką, o paskui pabaiga buvo mūsų, sėkmė buvo mūsų pusė. Taiklus tritaškiai antroje rungtynių pusėje tikriausiai buvo vienas iš tų faktorių, kuris lėmė pergalę. Tas pirmoji buksavo. Taip, ir mes neapsigynėm nuo varžovų, nors žinojom, kad varžovas irgi meta tritaškius, viena iš geriausiai lygoje metančių, atakuojančių iš vieno tritaškio linijos, bet irgi turėjom problemą antroje pusėje nuo jų atako nuo tritaškio linijos, nors pirmoje pusėje jie buvo pataikyti tiktais 1 tritaškį. Andrius Mažutis, galime sakyti, šiandien buvo vienas pagrindinių perfaktorių, kuris lėmė pergalę. Tikriausiai yra ateities kertinių žaidėjų, ar ne komandai? Taip, nes yra patyręs žaidėjas, žaidė savo aukščiausiame lygyje, tai parodo jo žaidimo lygį. Jis yra mūsų komandos lyderis, tiek puolimo, tiek gynybos, galbūt daugiau gynybos, bet sumaniai vadovauja komandai.